Šiuo metu stoju priešais labai didelį ežerą, tačiau šis ežeras garsėja dideliu laivo sudužimu. Tačiau tas kruizinis laivas nebuvo paprastas laivas. Jis gabeno biologinį pavojų. Ir kai jis nuskendo, niekas nebandė jo ištraukti, nes visi bijojo susirgti. Tačiau aš netikiu tą istoriją, todėl panaudosime milžinišką magnetą, kad sužinotume, ar tai tiesa ar netiesa. Gerai, taip, tikrai kažką pagavau. Dabar galime ištraukti tą daiktą iš vandens ir pažiūrėti, ką pirmą kartą radome laivo sudužimo vietoje. Matai tai? Palauk. Šitas daiktas iškyla iš vandens, bet aš vis dar nesuprantu, kas tai yra. Oho, vyrai, ar tai jūrinė mina? O dieve, vyrai, tai tikra jūrinė mina. Tai yra specialus, labai pavojingas sprogmuo, kuris įrengiamas po vandeniu. Kai laivas paliečia šį daiktą, jis sprogsta. Bet kas tai? Antonija. Tai tikriausiai buvo laivo pavadinimas. Taigi, galbūt kai kurios iš tų minų buvo laivo katastrofos priežastis ir kaip visą tai susijęs su biologiniu pavojumi. Tad meskim toliau, judėkim toliau, kad išsiaiškintume. Gerai, vyrai? Jei žinote ką nors apie biologinius pavojus kruiziniuose laivuose ar kažką panašaus, parašykite komentaruose, nes aš girdėjau šią istoriją, bet nežinau, ar ji tikra ar ne. Vyrai, aš kažką jaučiu. Vėlgi, tai nėra taip sunku kaip sausumos mina, todėl pabandykime ištraukti tą daiktą ir pažiūrėti, kas tai yra. Kažkas geltono išlenda, bet kas tai? Ar tai kūnas? O, pažiūrėkite daiktą. Ne, tai kaukolė. Tai kūnas. O dieve, tai kūnas su apsauginiu kostiumu. Pabandykime ištraukti tą daiktą iš vandens. O dieve, vaikinai, tai keista, tai beprotiška. Taip, tai kūnas. Nežinau, ar jis tikras, vaikinai. Žiūrėkit, čia kaukolė. Ir jie atrodo keistai. O dieve, tai beprotiška. Ir žiūrėkit, ši kaukolė užsidėjusi kapitono kepurę. Taigi čia yra kruizinio laivo kapitonas, kuris nuskendo po vandeniu. Bet kodėl jis dėvi apsaugos nuo pavojingų medžiagų kostiumą? Ei, žiūrėkit, Antonija Graza, kapitonas. Taip, buvau teisus. Jis dėvi ženklelį ir čia parašyta tas pats, Antonija. Taigi, jis buvo to laivo kapitonas. Bet kodėl? Kodėl jis dėvi biologinės grėsmės kostiumą? O kaip dėl visų keleivių ir visų kitų žmonių, kurie buvo laive, kuris dabar kažkur ten po vandeniu? Turime toliau ieškoti, kad išsiaiškintume tiesą? Tai keista. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, galbūt visi radiniai, kuriuos šiandien rasime, yra užnuodyti. Ir galbūt jie taip pat yra biologiškai pavojingi. Taigi pažiūrėkime, ar tai tikra ar ne. O kas jei viskas yra tiesa? Nežinau, man tikrai reikia jūsų komentaro apie tai, vaikinai. Ir jei vis dar žiūrite šį vaizdo įrašą, nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Tai labai svarbu. Turiu svajonę pasiekti 5 milijonus prenumeratorių. Taigi spauskite prenumeratos mygtuką, o aš toj paimsiu kažką didelio ir sunkaus. Tikrai, mes tai matome ten. Taip, tai išeina. Kitas didelis metalinis daiktas. Galbūt tai dar viena kruizinio laivo dalis. Bet kodėl jis raudonas? Vaikinai, pažiūrėkite, tai buvo iš kruizinio laivo vidaus ir kažkas parašė pagalbos iš vidaus, o ne iš išorės. Taigi galbūt keleiviai buvo įkalinti tame laive, kuriame buvo kažkoks virusas. Bet kapitonas vilkėjo biologinę pavojaus kostiumą. Jis kažkaip buvo apsaugotas, bet keleiviai ne. Taigi ši istorija tampa gana žiauri. Mums reikia daugiau užuominų, kad baigtume tyrimą. O kad gautumėm užuominų, mes tęsime magnetinę žvejybą. Pažiūrėkime. Manau, kad kažką pagavau, bet tai nėra taip sunku kaip kiti radiniai. Pažiūrėkime, ką galime ištraukti. Galbūt tai tas dalykas, kuris mums padės, ar ne? Žiūrėk, kažkas oranžinio kyla iš vandens. O, vaikinai, čia parašyta Antonija, kaip ir matėme čia. Taigi, tai tikrai yra dalys iš vieno kruizinio laivo. Šitas daiktas atrodo kaip juodoji dėžė. Skaitmeninis įrašymo įrenginys, kuris iš tikrųjų įrašo visą kruizą. Ir čia turime laidus.
Prijungę čia galime sužinoti visą to kruizinio laivo istoriją, galime suprasti, kaip visa tai susiję, bet padarykime tai vėliau. Galbūt kapitonas kažką žinojo ir jis panaudojo skaitmeninį įrašymo įrenginį tam įrašyti. Dabar išdžiovinkime skaitmeninį įrašymo įrenginį, o kol jis džiūsta, tęsime žvejybą su magnetu. Mėtysiu vienoje tam tikroje vietoje. Taigi, aš to ištrauksiu tą daiktą iš vandens ir dabar jaučiu kažką. Tai nėra sunku, bet tai jau čia. Oho! Tai, oho, kas čia per velnės? Čia kažkoks lagaminas ir mes čia turime daug visokių daiktų. Keistai kvepia. Kvepia? Keistai ir neįprastai. Nežinau, dauguma jų pilni, bet šitas beveik tuščias. Pažiūrėkime, kas dar yra tame lagamine. O, čia kažkokie dokumentai. Ką? Kas tai? Kapitonas gavo $48 milijonus už ką? Tie patys mėgintuvėliai, kurias matėme anksčiau. Atrodo keistai ir čia matome biologinio pavojaus ženklą. Ir dar vienas dalykas. Neatidarykite Graza 21. Plinta oro lašeliniu keliu. Su tuo dalyku net nereikia kvėpuoti. Tai virusas. O dieve vaikinai, supratau, jis buvo toje dėžėje. Tai virusas. Ir vienas iš jų jau panaudotas. Ir manau, kad kapitonas gal pinigų už viruso panaudojimą laive. Biologinis eksperimentas su žmogumi ar kažkas panašaus. Palauk, perdodamas per kontaktą, perdodamas oru. Palauk ore plintantis. Aš uoščiau tą daiktą. Aš užuodžiau tai. Čia parašyta. Mirtis po kontakto per 48 valandas. Ne. Turime kažkam paskambinti. Turime paskambinti gydytojams arba biologams. Skambinkime jiems dabar. Eime. 911, kokia jūsų nelaimė? Labas, mano vardas Slavas. Aš užsiėmiau magnetinę žvejybą ir radau virusą vadinamą Patakan Graza 21. Nežinau, aš uoščiau tą daiktą. O dieve, ponia, ar jums viskas gerai? Kur jūs esate? Taip, aš esu laivo sudužimo vietoje. Likite vietoje, mes siunčiame komandą. Ateikite ir išgelbėkite mane, prašau, dabar. Tikiuosi, turiu dar maždaug 47 valandas, kitaip aš mirsiu. Tenskime magneto mėtymą ir aš galiu rasti vaistą. Yra virusas, vadinasi, turi būti ir vaistas, tiesa? Kapitonas turi turėti vaistą arba ne? Tęskime magneto mėtymą. Einam, turime paskubėti. Taigi mėtykime magnetą į tą pačią vietą. Arba gal šiek tiek kairiau, arba dešiniau. Man nesvarbu. Jo, galbūt užkabinau visą laivą ar kažką panašaus, nes dabar mano virvė labai įtempta ir nejuda. Gana sunkus. Jaučiau, kad kažką atjungiau, bet vis tiek, vis dar sunku. Ant mano magneto vis dar kažkas yra. Ir jis artėja. Ir artėja. Palauk, ką? Tai kruizinio laivo vairas, tiesa? Tai kapitono vairas. Jis vairavo kruizinį laivą, kol jo neužnuodijo biologinė grėsmė. Tiesa? Yra laivas, tikriausiai. Arba galbūt jo dalys. Galbūt jis buvo visiškai sunaikintas minos. Taip, noriu tave prisiminti. Štai vaizdo įrašo pradžioje mes radome povandeninę miną. Šiuo metu jaučiuosi taip, lyg visa ši situacija būtų buvusi surežisuota, tarsi suplanuota. Nežinau, viskas atrodo keista. Taigi, eikime žvejoti su magnetu. Taigi, mums vis dar reikia daugiau užuominų ir mums vis dar reikia vaisto. Tai man svarbiausia, tiesa, pats reikalingiausias dalykas. Bet šį kartą nieko nejaučiu. Gal mano magnetas tuščias? O gal ir ne? Palauk, ką? O dieve, vaikinai, kas tai? Ar tai ranka? Taip, vaikinai, tai ranka. Ir žiūrėkit, ant jos kažkokia žalia medžiaga. O dieve, tai beprotiška. Visi kaulai padengti kažkokiu geltonu dalyku, galbūt tai užkrėsto žmogaus ranka, tai tikrai viskas susiję. Visi keleiviai tame laive buvo užkrėsti. Ir manau, kad kapitonas tai padarė. Kapitonas visus juos nunuodijo. Bet kodėl jis mirė? Kodėl viskas buvo susprogdinta su minomis? Nežinau.
Vis dar daug neatsakytų klausimų, kuriuos turime išsiaiškinti po to, kai mes numesime magnetą. Gerai, dabar aš mesiu savo milžinišką magnetą kuo toliau. Taip, iš tikrųjų tai buvo geras metimas. Galėjau mesti dar toliau, bet mano virvė čia baigėsi. Bet štai turime sunkų radinį. Visai nėra lengvas, jis juda, bet... Tai sunkus radinys? Tikrai taip. Eime, tik neslysk. Nenumesk magneto. O taip, dabar matau. Kažkoks metalinis daiktas. Palaukit. Oho, vyrai, tai kruizinio laivo inkaras. Dabar, manau, žinau, kodėl jis nebuvo ištrauktas iš vandens. Nes visų pirma, ten yra tikras virusas, biologinė grėsmė. Antra, visi gabalai tiesiog buvo susprogdinti. Nebėra kruizinio laivo, yra tik jo dalys. Ir vis dar turime daug neatsakytų klausimų. Toliau meskime magnetą, kad išsiaiškintume. O gal po kito mano metimo paklausysime juodosios dėžės, skaitmeninio balso įrašymo įrenginio, kad suprastume, kas ten iš tikrųjų įvyko. Einam! O Dieve, dabar jaučiuosi šiek tiek blogai, jaučiu nerimą. Ar prisimeni, kad aš taip pat užuodžiau virusą? Kaip ir visi laivo Antonija keleiviai. Nesu tikras, ar esu užsikrėtęs ar ne, bet man reikia ištraukti tą daiktą iš vandens. Gerai? Ir tada galbūt atvyks pagalba ar kažkas panašaus. Nežinau. Na, štai ir radinys. Oho, kas tai? Ar tai butelis su grandinė? Arba ne. Žiūrėk, butelio viduje kažkas yra. Ar tai laiškas butelyje? Atidarykime ir pažiūrėkime. O taip, manai, kad šis laiškas iš kruizinio laivo, kuris iš tikrųjų sprogo? Išvyniokime ir pažiūrėkime. Čia yra kažkoks piešinys. Nuo 48 valandų iki 6 valandų. Staigus karščiavimas, degančios akys, drebulys. Palauk, tada po 12 valandų sunku kvėpuoti, po 24 valandų viskas dega. Ir tada, o Dieve, po 36 valandų sienos prasideda beprotybė. 40 valandų. Pagalbos, aš negaliu, padėkit man. Tai yra laiškas nuo užsikrėtusio žmogaus. O Dieve, taigi man liko kokios 4 valandos iki pirmųjų simptomų. O Dieve, galbūt juodojoje dėžėje yra atsakymas, kaip save išgydyti. Gerai, eikime prie tos juodosios dėžės ir paklausykime jos. Kol kas šis daiktas visiškai išdžiūvo ir aš jį prijungiau prie savo telefoną. Dabar galime paleisti tą Antonijos kruizo laivo juodąją dėžę. O, štai įrašas prasideda. Įdomu, kokį virusą jie nori, kad išbandyčiau savo laive. Jis planuoja išbandyti kažkokį virusą. Gerai. Čia kalba kapitonas. Jie man daug moka, kad išbandyčiau tai su tais keleiviais. O taip, jam moka už viruso bandymą su keleiviais. Aš buvau teisus. Štai kodėl jis turėjo biologinės apsaugos kostiumą. Jis buvo pasiruošęs apsisaugoti nuo užkrato. Bet kas nutiko toliau? Kodėl laivas sprogo? Sveikas, čia aš. Ar yra kitų nurodymų? Jis kažkam skambina. Galbūt tai ta juodoji kompanija, žiauri kompanija, kuri jam sumokėjo pinigus. Ne, nėra jokių. Tiesiog aktyvuok tai ir viskas bus gerai. O, Dieve mano. Jie jam pasakė, kad aktyvavus virusą viskas bus gerai. Bet jo balsas buvo keistas. Ir dabar kapitonas pasiruošęs pradėti misiją. Gerai, aktyvuoju virusą. Palauk, kas čia vyksta? O Dieve, tai sprogimų garsai. Manau, kapitonas buvo nepageidaujamas liudininkas, o tie, kurie jam sumokėjo, jį įrėmino ir pašalino. Jie išbandė virusą, o tada tiesiog sunaikino liudininką. O Dieve, Dieve mano, ei, kas jie tokie? Šie vyrukai atrodo keistai. Ar jie biologai? Manau, jie iš greitosios pagalbos, tiesa? Taip, ponia. Ką jūs ten veikiate? Taip, mes čia užsiėmėm magnetinę žūklę. Ar jūs radote virusą, ponia? Taip, aš ten radau virusą ir aš jį užuodžiau. Užuodėte jį.
Pone, vyksite su mumis. Palaukit, vaikinai, ką jūs darote? Nesipriešinkite, ponė. Tai viskas dėl jūsų padėčio gerovės. Au, ei, vaikinai, kur mes einame? Prašau, ponė, nusiraminkite. Ei, aš tikiuosi, kad jūs mane pagydysite, tiesa? Jūs man padėsite, vaikinai. Bet kokiu atveju, jei jums patiko mano žvejyba su magnetu, prenumeruokite mano kanalą ir pamėkite šį vaizdo įrašą. Mano vardas yra Slav. Ačiū, kad žiūrėjote ir manau, kad su manimi viskas bus gerai. Su manimi viskas bus gerai, tiesa? Jo, kaip. Taip, su manimi viskas bus gerai. O galbūt ir ne.